Labas, tai atsakysiu į vieną dažniausiai pasikartojantį klausimą apie galimybę prasiplaukti Bankoke Chao Phraya upe. Tai iš tiesų yra du variantai. Jūs turite galimybę arba kartu su kitais žmonėmis plaukti kruiziniu laivu pačia pagrindinė Chao Phraya upe, arba antras variantas turėti savo privačią valtelę, kurioje turite dienos turą lankant populiariasias Bankoko šventyklas. Tai dabar apie pirmą variantą. Pirmų variantų labai rekomenduoju kliautis programėlę Kliuk. Tenai galite pasirinkti pagal jums tinkamą biudžetą, pagal norą, kokiu laivu ir kokią programą norite plaukti. Tai pamatot gražią Waterun šventyklą, kuri vakaro metu atrodo be galo gražiai. Galimybė tiesiog pavakarieniauti pačiame laive. Tai yra pirmas variantas. Antras variantas tai turėti asmeninę valtelę ir dienos turą, kurio metu jūs aplankote skirtingas šventyklas. Mes asmeniškai kliovėmės štai šią platformą, gavome keturiese, gavome visą privačią valtelę su viena gide, kuri mus praplukdino pirmiausia kanalais, tai taip turėjom galimybę pamatyti vietinių žmonių gyvenimą, taip pat sutikti monitor lizardų, aplankėme sėdinčios Budos šventyklą, joje pasivaikščiojome, grįžome atgal į laivą, kas smagu, kad turėjome ir savo vaišes, tai mus vaišino tiesiog šaltais gėrimais ir vaisiais. Tuomet mes plaukėme į pačią pagrindinę Chao Phraya upę ir galiausiai išlipome prie gultinčios Budos šventyklą. Puiki idėja, du zuikiai vienu metu, tai jūs ir prasiplaukite upę, taip pat aplankote skirtingas šventyklas, kurios yra Bankoko skirtingose upės pusėse. Tai pasirinkimas yra jums, numetu visas nuorodas ir jeigu norite žinoti daugiau apie Bankoką, nepamirškite peržiūrėti mano profilį. Ačiū.